Kuo giliau varom, kuo giliau kasam, tuo daugiau radiniai krenta. Žiūrim, ką turim. Va toks vaizdelis patraukė mūsų dėmesį. Nuo kalvos pastebėjom indėnišką palapinę. Apsižvalgėm, prasėjom, fainai susikonstravę čia žmonės. Nusprendėm paliupę prasibėgti su metalo detektoriais. Pirmas signalas, o ten va tokie va radinukai. Kita įdomi vietelė, nemažai apkasų, paviršių nusikasėm, tai bandysim kastis foxholą, varysim giliau ir žiūrėsim, ar dar ką nors rasim. Žodžiu, prieš kurį laiką galvojom sustot kastis, bet galvojom, ką mes čia nepakasim, tiek iškasę, kasam toliau. Tai va, vargstam. Dar sakom, biškį pavargsim, pasižiūrėsim, kas čia bus. Kažkas biškį įdomiau, kuliako juostą radom. Biškį vėl davė motivacijos, kad galim dar giliau dar pavaryti. Šiandien gavau tokią praktišką gyvenimo pamoką, nes seniau gaudavau tik teorišką, kad duobkose darbas yra sunkus, bet šiandien pilnai supratau ir praktiškai, kad tikrai nėra lengvas darbas. Kad jėgų nepritrūktų, būtinai reikia pavalgyti. Šiandien draugas išdavė savo slaptą receptą. Sakė, miške skaniau nebūna. Pasižiūrėsim, paragausim. Manau, draugas tikrai nemeluoja. Na ką, sakyčiau, gilzių, šovinukų ir tuščių ir visokio nemažai pasitaikė. Tai turėjom tokią išvadą, kad tikriausiai gal nuo viršaus, kada užpilinėja šitos apkasus, tai daug šovinukų ir susipylė į apkasą. Tai va, keliaujam toliau. Labai gražus kadras ten tas kastuvas. Apsišvietęs. Fleirą seną radom. Kažkas įdomesnio. Ir žodžiu. Baigėsi signalai. Dar biškį krūtam, bet šiaip tai judėsim į apylinkės praseit. Duobę dar kol užkasim valandą laiko, tai ir vakaras ateis. Žodžiu, apie mūsų foxholo duobę nieko nekomentuosiu, tiesiog pasakysiu, kad einam toliau. Nu, ko čia tikrai netrūksta šitam miške, tai gilzių ir šovinių. Mano jų jau. La. Nedarykit tokios klaidos kaip mes. Negaiškit savo brangaus laiko. Jeigu norit gryno oro, žinokit, kad galit šiaip išeit pasivaikščioti. Nebūtina čia mosuoti ir kasti. Nu čirškia, nu ir ką tu. Čirškia, nu ir ką tu. O! Sparnuotė.
Sparnuotė. Duobę iškasėm, ką galim ir kelmą, manau, šiandien nukast, ar nežinau, iškapot gal. Va čia, šonė. O, matyt, išsikas. Išsikas. Nežinau, bet dabar va, kasiau tai pakryto biškį šalimais. Mačinais. Iš tikrųjų galvojau, kad... Va, paslėpė. Aukso gabalioką kokį paslėpė. Oho, gudručiai. Šitą reiks iškirpt, kad nežinoto, kad ją kokselio radau. Nu ką? Moneta. Moneta. Ai, va, matau iš karto. Kas čia nais? Ne. Kas čia buvę, pažiūrėk, koks su galiukais tokiais. Čia nebus koks papyrankė, kokia sena. Ne žalvarinė? Žinok, signalas tai kaip žalvariuko. Ant šviesos atsuluškė. Tokia, pažiūrėk, tipo raštai kažkokie tai. Ir čia va šitie galiukai. Nu va, kažkas tai įdomesnio, gal kas žinot, nes mano sugebėjimai yra riboti. Aš randu šiukšlę ir ją paverčiu, nežinau, seniausią apyrankę. Tai jeigu prieštaraujat man ar žinot kitų minčių, tai pasidalinkit. Duok dievuliau mum monetų, kad į darbą nereikėtų. Tarararara, taratata. Na ką, dainelė išklausyta, manau. Turim signalą. Po tiek maldų gal pagaliau prisibeldėm į Dievo auseles ir gausimės monetą, monetėlę, kad į darbelėlį nereikėtų. Oi. Nu nežinau, į monetą kaip ir nelabai panašu. Ne monetėlės, o spastai po biškį pradeda krist. Nežinau. Pipukas.
Į pasaką papuolėm. PPŠ šovinukas.